Šiame vaizdo įraše sužinosite, kaip Scheduler modulio pagalba galite pagerinti darbų organizavimą techninės priežiūros skyriuje. Scheduler yra neatsiejama CMMS sistemos dalis, kurioje galime lengvai suplanuoti techninės priežiūros skyriaus darbą. Ekrano centre randame kalendorių su darbuotojams, kuriems yra priskirtais darbo užsakymais. Taip pat galime matyti informaciją apie kiekvienos pamainos darbo laiką. Kairėje ekrano pusėje yra specialistų sąrašas, kuriems priskirsime darbo užsakymus. Dešinėje ekrano pusėje yra darbo užsakymai, kuriuos reikia priskirti. Užduočių sąraše pateikiama svarbiausia informacija apie techninį objektą, užduoties trukmę, prioritetą ir reikalingą darbuotojo specialybę darbams atlikti. Norėdami priskirti darbuotojui tam tikrą darbo užsakymą, tai reikia nukreipti žymeklį į atitinkamą elementą ir laikyti nuspaudus kairįjį pelės mygtuką, kol darbo užsakymas bus perkeliamas į nurodytą dieną ir laiką. Scheduler pagalba galėsite sekti darbų eigą realiu laiku. Galite sukurti priklausomybę tarp užsakymų ir daug daugiau. Jei turite klausimų, susisiekite su mumis ir apsilankykite mūsų svetainėje.